čia yra iš 3 Baltijos valstybių menininkai. Kokios šalis sudaro 3 seseris Baltijos šalis? Europos. kad matytume bendrą vaizdą. Tačiau šeima yra visiškai mažas darbas. Ir jau mažas, kruopštus darbas reikalauja artimo atsiprašymo. Atsistokime prieš namą įvykį. Nuo ko mes pradedame jį vertinti? Apie ką jūs pradedate galvoti, pradėję žiūrėti kūrinį? Tu žiūri ir ką tu matai? Visų pirma, tu matai konkrečius daiktus, kaip šiuo atveju. Štai žiūriu aš į šį filmą. Aš matau dviratininkus, taip? Tai nėra žmonės, tai yra gyvūnai išgalvoti. Galbūt tai yra metafora, o metafora tai yra toks terminas apibrėžiantis užslėptą mintį. Galbūt šiame darbe menininkas kalba toli gražu ne apie gyvūnus. Galbūt jisai kalba apie žmonės, apie žmonių elgesį. Po kiekvienu šio gyvūno charakteriu slepiasi atitinkamos žmogaus savybės. Juk gali būti taip, ar ne? Apžiūrėję darbą pirminiu žvilgsniu, tai yra nustatę objektus, kad štai čia yra dviratis, čia yra gyvūnai. Ką mes toliau apie jį galvojame? Toliau mes pradedam galvoti, iš kur jisai galėtų būti sugalvotas ir apie ką jis. Teisingai. Kaip jūs galvojate, apie ką yra šis darbas? Labai gerai pastebėjote. Taip, mes visi esame skirtingi. Visi žmonės esame skirtingi. Ir štai čia įsivažiuoja tarsi viena kryptimi. Juk visi juda, visi dviračiai nukreipti yra į Jorką. Bet kaip tu pastebėjai, visi jie važiuoja skirtingomis kryptimis. Nes kiekvienas iš važiuojančių turi savo charakterį, savo būdo ypatybės. Matote, kai kurie kryptingai važiuoja, žiūrėdami į tolį. Štai kiti kalbasi, kažkokius ženklus vienas kitam rodo.
Kas iš kalbėjo? Apie kažką blogo. Ir kodėl tau taip atrodo? Nes tamsu. Tamsios spalvos tau asocijuojasi su blogu. Man? Ką tu matai šiame darbe? Karą? Kodėl? Kodėl? Barikados. O čia kaip yra? Jo, kodėl mane nežmonės. Čia kaukolė. Panašu į kaukolę. Jo. Kristijonas. Čia kaip Štai, matote? Tas pats darbas ir kaip mes jį skirtingai matome. Iš tiesų, Kristijonai, čia galima pamatyti ir medį. Aš medį čia mačiau. Tu taip pat pamatei medį. Aš irgi. Kaip gluosnis. Štai, matote? Ką tu matai šiame darbe? Aš matau mėnulį, nes man atrodo, kad tai mėlyna yra langas, o tas baltas lyg mėnulis, kuris atspindėtų tą langą. Ir gaunasi kaip... Mėnulio atspindys lange, ar ne? Sakyk, matai, ką tu matai? Nu, čia taip yra kaip visų žmonių portretas, nes čia taip aš matau kažkokį žmogaus portretą, tik neaišku, koks jos veidas. Tik tai, forma galvos. Taip. Ir čia visi tokie žmonės viename yra. Kiekvienas žmogus šiame paveiksle galėtų žvelgti savo įsivaizduojamą žmogų, ar ne? Taip. Taip, Man tai atrodo, kad čia kaip siela tokia. Siela, ar ne? Kad čia kažkoks rūke stovintis skeletas. Skeletas, ar ne? Bet vis tiek tai yra susijęs su žmogumi, su žmogaus pavidalu, ar ne? Gabrielė, pasakyk tu, ką tu įsivaizduoji? Kad čia menininkas norėjo vaizduoti, kad jo niekas nemato, kad jis yra žmogus, bet jo niekas nemato. Atrodo, tartum lange atsispindėtų žmogus. Lange atsispindi žmogus. Kristijonai, sakyk. Kaip veidrodis. Kaip veidrodis, ar ne? Kaip man sakė, visų žmonių portretas čia. Man tokia nusakyk. Pagal mane tai gal čia koksai nors žmogus susirgęs psichinę negalę, užmiršęs visą savo gyvenimą, kas jame buvo, visą savo gerą ir blogą dalykus. Aš galvoju, kad čia galėtų būti toks veidrodis blogų žmonių, kur kai žiūrėtum, tai atsispindėtų, kas tu būtum, jei būtum blogas žmogus, tokia siela, pabaisa, kuris siurbia geriausius prisiminimus. Aš manau, kad dailininkas norėjo nupiešti savo autoportretą, bet jisai buvo nelaimingas ir labai liūdnas, ir jisai nebaigė portreto ir kad čia viskas gali atsispindėti visi žmonės ir kad jisai visas pilkas iš liūdesio ir taip toliau. Taip, čia yra piešta.
kuris vadinasi Norėčiau būti paukščiu. Kambarys. Tai yra kambarys tavo manymu. Linksmos nuotaikos, kad visas gyvenimas yra spalvotas ir be jokio liūdesio, bet labai, nieko, kaip ir nereiškia ir kaip viską reiškia. Na taip, ir nieko nereiškia, ir tuo pat metu reiškia daug. Taip, jeigu mes žiūrėsime į šį paveikslą tiesiog kaip į spalvų dėmes, taip, mes galime pasakyti, kad jis nereiškia nieko. Tačiau, kai mes pradėsime analizuoti, ieškoti, žiūrėti fragmentus, detalės, mes visada surasime prasmę, kodėl jie yra čia. Sakykime. Čia kaip vaiko kambarys spalvotas. Spalvotas vaiko kambarys. Man atrodo, kad šitas paveikslas atspindi savo pavadinimą, nes gal čia menininkė pavaizdavo, ko norėtų būti, pavyzdžiui, gyvūnais, paukščiais ir kad būtų labai šviesus dangus, neterštų ir kad visas gyvenimas jos būtų spalvotas. Pasakykite man, su kuo jums siejasi paukštis? Su gėriu, nes balandė simbolizuoja gėrio žemę. Teisingai. Sakykite. Su gėriu, kad kaip tas paukštis atseit skelbtų gerą žinią, kad bus gerumai ir kad laisvas tas paukštis visur gali skraidyti. Ir menininkė sakydama, kad norėčiau būti paukščiu, ji turbūt mažiausiai galvoja apie tai, kad ji norėtų būti tuo paukšteliu, tuo gyvūnu. Ji turbūt kalba apie tai, kad ji nori laisvės. O laisvė yra kas? Štai mes gyvename laisvoje Lietuvoje, be priespaudos. Kokie mes esame? Laimingi. Laisvė tolygu laimė. Ir dar, kai kuriuose knygose rašo, būsiu laisvas kaip paukštis. Taip.